Iracionalumo naikinimas vardiklyje. Turime trupmeną 3 padalinta iš 2 šaknų iš 7. Šaknis iš 7 yra iracionalus skaičius, nes negali būti pavaizduotas kaip dviejų sveikų skaičių a ir b santykis. Pirmiausia, perrašykime duotąją trupmeną. Tada ją padauginkime ir padalinkime iš skaičiaus šaknis iš 7. Šis santykis lygus 1. Lankeliu pažymėta sandauga yra lygi 7. Tada trupmena tampa 3 šaknis iš 7 padalinta iš 2 kart 7. Arba tai lygu 3 šaknis iš 7 padalinta iš 14. Iracionalumas vardiklyje panaikintas. Antras uždavinys. 2 padalinta iš 4 laipsnio šaknis iš 3. Vėlgi elgiamės analogiškai pirmajam atveju. Perrašom duotą trupmeną ir ją padauginam ir padalinam iš to paties skaičiaus. O tas skaičius yra 3 trečiųjų 4 laipsnio šaknis. Šis santykis yra lygus 1, o sandauga vardiklyje mums duoda 3. Tai yra lygu 2 4 laipsnio šaknis iš 3 trečiam padalinta iš 3. Arba tai lygu 2 4 laipsnio šaknis iš 27 padalinta iš 3. Ir dar vienas, trečiasis uždavinys, šiek tiek sudėtingesnis. Skaitiklyje yra 5 padalinta iš 2 šaknis iš 3 minus šaknis iš 2. Vardiklyje turime 2 iracionalius skaičius, šaknis iš 3 ir šaknis iš 2. Reiškinį 2 šaknis iš 3 pažymėkime a, šaknis iš 2 b. Tada prisiminkime formulę. A minus b padauginta iš a plus b lygu a kvadratu minus b kvadratu. Tęskime skaičiavimus. Perrašome duotąją trupmeną 5 padalinta iš 2 šaknis iš 3 minus šaknis iš 2 ir dauginkime ir dalinkime iš reiškinio 2 šaknis iš 3 plus šaknis iš 2. Ir skaitiklyje tas pats skaičius, kad santykis duotų vienetą. Santykis duoda vienetą. Skaičiuokime toliau. Skaitiklyje atliekama daugyba 5 padauginta iš sumos 2 šaknis iš 3 plus šaknis iš 2. O vardiklyje pagal formulę parašom a kvadratas 2 šaknis iš 3 kvadratas minus b kvadratas. Tai yra šaknis iš 2 kvadratas. Pagal formulę. Skaitiklį perrašome. O vardiklyje pakeliame kvadratu. Šaknis prapuola. Turime 4 kart 3 minus 2. Ir dabar belieka perrašus dar kartą skaitiklį. Į perrašom. Vardiklyje turime 10. Vardiklį ir skaitiklį padalėjame iš 5. Ir turime galutinę išraišką. 2 šaknis iš 3
šaknis iš 2 padalinta iš 2. Ir racionalumas vardiklyje panaikintas.